Sveiki! Noriu Jums parodyti, kaip bandysiu iš naujo formuoti Hakuro Nishiki gluosnį. Praeitais metais savo video pasakojau, kad šią gluosnį, šį medelį užauginau pati tiesiog įsmeigus šakelę į gruntą. Ir jinai po truputį auga, jai gal jau 5 metai, bet matote, visai įdomus toks užaugo medelis. Dėl nežinojimo jį formavau tokiu būdu, tačiau šiemet pasimokinau kaip teisingai formuoti ir mano idėja yra tokia, kad bandysiu formuoti tokį burbulą čia ir viršutinį burbulą. Bus 3 tokie burbulai. Tai genėsiu trumpai. Aišku, jau pumpuriukai pakankamai subrinkę, turbūt taip teisingai pasakyti, bet vis tiek bandau. Tai man filmuoti labai čia bus, žinokit, nepatogu. Aš gal tik tai pradžiai esmę papasakosiu ir vėliau parodysiu rezultatą. Tai kaip darysiu, pavyzdžiui, čia yra mano pagrindinė šaka ir šiuo metu jinai atrodo taip. Tai ką aš darysiu, čia prie pat apačios aš matau, padidinsiu, matot, yra šitie pumpurėliai. Tai aš genėsiu ties jais. Ir tada labai tikėsiuosi, kad iš jų, ir šitas pumpurėlis ir iš čia, užaugs toks nemaža dalis tų šakelių. Tada juos dar kirpsiu ir taip tankinsiu. Ir iš jų tada tikėsiuosi, kad man pavyks formuoti tokį gražų burbulą. Iš vienos, iš kitos pusės ir viršūnėlę. Tai kol kas tiek ir parodysiu, kas tada lieka po genėjimo. Na štai kaip atrodo medelis po genėjimo. Tai kaip ir minėjau, ar ne, šiek tiek, krentu, atsiprašau. Kaip ir minėjau, palikau biškį su rezervu, nes bijau, kad gali būti šalnos daugiau tų pumpuriukų. Bet, esmė tokia. Tuos tarp palikau kol kas, nežinau, kaip jis save parodys. Čia bus taip. Na ir viršus. Irgi kol kas toks. Kol kas toks su atsarga. Taip sakant, rodysiu toliau, kaip man sekasi formuoti tą naują medelį. O likusios tokios šakos, kas nori pasidauginti, tai galima įsmeigti į žemę, pavėsyje. Ir yra didelė tikimybė, kad jos pringys. Iki.